ką, viskas gerai, labai smagiai važiuoja. Dieselkatas pasaka, kai visada šitam motociklui. Tai va, oras nelabai, biški net lyt pradėjo. Be pirštinių +8, nelabai. Bendroj sumoj viskas gerai, manau, savininkas turėtų būti tikrai patenkintas rezultatu. Aišku, skaičiai norėtųsi, kad būtų geresni, bet yra kaip yra šiuo atveju. Tai va, ką, bėgiuot gal ir tiek žinių, paka visiems. Yamaha MT-09 21 metų. Ką čia mes su juo darysim? Tai išmetimas XL be katalizatoriaus. Lambda zondas yra priekyje iš kitos pusės. Reguliuosim, didinsim galę kiek įmanoma saugiose ribose. Tokiu esu daręs jau ne vieną. Čia dar ne Euro 5 plus, Euro 5 paprastas su vienu lambda zondu. Tai va, su juo toks niuansas. Čia yra 70 kW versija. Tai kas nežino, Yamaha būna 3 versijų. 35, 70 ir pilnoji versija ten apie 90 kažkas. 89 ar 87, dabar tiksliai neprisimenu. Dar vienas niuansas. Tai Yamaha turi tik tai vieną variklį CP3. Tai yra, čia ne tas variantas, kaip yra pas Kawasaki Z900 arba Z800. Labiau lyginčiau su Z900. Kawasaki irgi turi kelias versijas, bet ten yra skirtingi varikliai. Tai yra skirtingas išmetimas mažesnio diametro, skiriasi variklio galvutė, velinėliai ir galimai dar kažkokie niuansai. Pas Yamaha tokio dalyko nėra. Jie turi tik tai vieną variklį ir visas reikalas yra padarytas programiškai. Tai čia yra drive-by-wire, pavadinkim taip, netrosinis gazas. Čia nereikia keisti jokių filtradėžių, kaip ten MT-07 serijai. Reikia keisti filtradėžę, ten prie sklendžių galimai dar čiučiut padirbėti, būna irgi niuansų. Ne visada, bet reikia. Ir programa. Pa šitą variantą tik programa. Tai aš galiu padaryti pilną versiją iš Tram 5 į pilną, turiu omeny. Oficialiai, jeigu darytumėt per atstovą, dilerį, jie gali padaryti tik 70 kW versiją. Tai nesvarbu kokiu metu. Čia kalbu apie MT-09. Nesvarbu kokiu metu, tik 70 kW versija. Tai jeigu kažkas turi 35 kW ir norit pasidaryti daugiau negu 90, daugiau negu 70, tai yra plius minus, jie dažniausiai būna apie 120 arklių pasidaro. Tai tuo klausimu galėčiau padėti. Tai va, daugiau čia nieko. Sportinis filtras yra ir viskas, ir XL išmetimas. Tai va, pasirašinėsiu ir reguliuosim. Karto, kad nepamirščiau. Tai bus, kaip visada, šitam mocui privalomas dalykas dieselkat funkcija, kuris mažina žymiai tą motociklo tampimąsi, kuro sistemos reguliavimas ir taip toliau. Tai savininkas mane prašė padaryti popsu, kad biškį pašaudytų. Bet sako su katalizatorium kažkaip. Tai bet aš čia katalizatoriaus tai nematau. Tai jeigu čia jo nėra, tai tada tą dalyką pabandysim padaryti, kad biškį jisai čia pašaudytų. Lambda zondą paliekam. Čia paskutiniu metu labai daug klausimų iš žmonių dėl technikinių visų kitų reikalų. Tai jeigu trumpai, visiems tiem, kur matuoja ir jeigu pas jūs yra mocas be katalizatoriaus, jūs technikinės CO savo eigą nepraeisit. Jeigu yra išjungtas lambda zondas ir netgi jeigu yra katalizatorius, jūs nepraeisit technikinės savo eigą dėl CO. Tai vat visą laiką yra geriausiai turėti arba antrą išmetimą originalės kelnes. Ir tada viską galima suprogramuoti. Būtent šį mocą turiu galimybę suprogramuoti taip, kad nebūtų problemų. Ar jūs be kataliko busit važinėsit, ar jūs užsidėsit katalizatorių.
be problemų praeisi technikinę. Lambda zondas bus paliktas šitam dalykui. Padarysim taip, kad jisai veiktų tik tai ant neutralios pavaros. Tai labai patogu, kadangi technikiniai ant neutralios matuoja. Įjungiat pirmą pavarą, lambda zondas atsijungia ir savo galit lėkti. O tie visi CO reikalai, tai jau, kaip pasakyti, nuo manęs tas dalykas nepriklauso. Jeigu jūs prašot reguliuoti ant tokio išmetimo, aš reguliuoju visą laiką. Yra įspėjimas, seniau, kai nematavo CO, sakiau, taip galima išjungti ten visą kitą. Buvo žmonių, kurie nepraėjo CO, reikėjo papildomų dėti išmetimus, ten programuoti, kaip pasakyti, skirtingus variantus, kad jie galėtų tą CO praeiti. Kai kurie dalykai dėl konfiguracijos negalimi pagal modelį, irgi negali tiesiog ten išjungti, ar palikti tik katalizatorių, ar tik zondą palikti. Yra įvairių niuansų, aš CO parametrų nekontroliuoju, tai arba išjungiam, arba paliekam. Kai kuriam mocam, kaip šitam, galima padaryti tokį tarpinį variantą labai gerą. Tai šitas Yamahos, kaip pasakyti, atkrenta reikalas, nebūtinai MT-09, R1, ten kažkokie tokie su daugiau netrosiniai gazai, senesnių modelių. Tai vat, trumpai tiek. Nu ką, viskas gerai, labai smagiai važiuoja. Dieselkatas pasaka, kai visada šitam motociklui. Tai va, oras nelabai, biški net lyt pradėjo. Be pirštinių +8, nelabai. Bendruoj sumoj viskas gerai, manau, savininkas turėtų būti tikrai patenkintas rezultatu. Aišku, skaičiai norėtųsi, kad būtų geresni, bet yra kaip yra šiuo atveju. Tai va, ką, bėgiu atgal ir tiek žinių. Paka visiems. Kiek liesas mišinys, visas galas baltas net. Nu ką, Yamahėlė baigta. Viskas gana sklandžiai, bet skaičiai ne tokie, kokių tikėjaus. Standarte, net ir su apribota ta 7 kW versija, jis pasirodė žymiai blogiau, negu turėtų būti. Ir esu bandęs, ta prasme, kitų 70 kW, tai jie rodė tai, ką gamintojas deklaruoja. 7 kW, apie 7 kW labai arti. Šitas pasirodė prasčiau. Neaišku dėl ko, ar dėl išmetimo, ar su juo yra šiaip kažkokie techniniai niuansai dar. Exilio aš kažkaip nelabai mėgėjęs ten tų su 2 vamzdžiais, nors čia angos tokios čia didelės, bet ten va tokie labai siauri tie vamzdukai, tai man va šitie išmetimai būtent dėl to nepatinka. Esu kitų Exilių daręs, bet jau ten naujas dizainas, kur tas vienas vamzdis, didelė skylė ir taip toliau. Tai einam turbūt prie skaičių iš karto. Čia jisai ką parodė stokę, vat, taip kaip jisai atvažiavo 8 AG. Tai pavertus į kilovatus, ten kažkas 65, man atrodo, kilovatai plus minus gaunasi. Tai va čia kūro mišinio nematau, nėra prasmės, ant šito vis tiek nereguliuosim. Tai pradėsiu turbūt kitų gazo diapazonų, taip pat, kaip pasakyti, nematavau su apribota versija, irgi nėra prasmės, nes
čia yra ne apie tai tas dalykas. Tai ištrauksiu porą kitų gazo patyčių parodyti, kuras kaip dabar stovi ir palyginsim šitą su maksimaliu galingumu. Čia yra midrange'as, vidutinis gazas ir gazo padėti šalia jo. Va šitoje vietoje dar reikės nuimti biškį kūrą, ne biškį, o normalų gabaliuką. Daugiau viskas normos ribose. Tai midrange jūs turite 83 AG. Realiai tas pats, ką jūs turėjot maksimalioj galioj apribotoj versijai. Čia yra viena iš aukštesnių gazo padėčių. Čia jau yra tarpinis variantas tarp maksimalios ir vidutinės. Čia jau turit 106 arklio galės. Pūras va taip. Viskas stovi. Šito vietoj tokia matot biškai dubimą. Čia realiai galima būtų nuiminėti tą mikro, bet šito vietoj nematom jokio kritimo, nieko. Tai čia tas dalykas jisai nieko neduos. Bet koreguojant aną midrange variantą, biškai reikės nuimti ir čia. Nu ir ką, maksimali galia tik 108 AG. Ištrauksiu dinogramą nuo 22 metų tokio pačio MT, bet su kažkokiu ten kitų išmetimu. Ten buvo taip pat RAM 5 kW versija, bet darėm ne iš 7 į pilnus, o iš RAM 5 į pilnus. Ten buvo Black Widow, man atrodo, išmetimas tiesus, dabar neprisimenu. Tai viskas idealiai, kūras stovi. Aišku, skirtumas nuo to ir šito taip pat bus didžiulis. Toje vietoje, kur dabar yra pikas 108, jūs turėjot 69 arklio galės. Nu, ne dvigubai, bet skirtumas tikrai pasijaus. Atsiskirimas per visą diapazoną yra. Kodėl jisai neparodė realiai, jis turėjo šitas mocas pajėgus pasiekti apie 120 skaičių. Sutikrinau visus parametrus, viskas teisingai atribota, sureguliuota ir taip toliau. Ir jisai rodo labai mažą skaičių. Kodėl, nepasakysiu. Gal padanga, bet ne, praslydimo jokio nėra. Padanga medinė tenai, realiai 8 metų, man atrodo, senumo ar kažkas tokio. Grandinė irgi šiek tiek laisvoka, bet čia gali šitą, nu, plemba 10-12 G, čia yra didelis skirtumas. Nors ir standartė jau jisai parodė mažiau, negu turėjo parodyti. Galimai kažkokie techniniai niuansai su juo yra. Dėl kūros slėgio, nu, nepasakyčiau. Kadangi viską išėjo sureguliuoti taip, kaip aš noriu, tai nepasakyčiau, kad čia kūros slėgio problema. Galimai kažkur kitur niuansai. Va, ištraukiau tą kitą Yamaha. Tai va, koks skirtumas. Anas mocas yra 22 metų, tai realiai viskas ten yra tas pats visiškai. Tai 105, 119, ant 14 AG skirtumas. Kodėl? Kodėl? Sunku pasakyti. Nežinau, reikės gal dar pasigilinti į tą reikalą, bet aš manau, kad viskas yra sustatyta teisingai ir čia kažkas yra su pačiu motociklu. Tai vat, tiek žinių apie šitą reikalą. Šiandien oras nelabai. Biški saulutė gal išlys, tai padarysiu test drive. Aišku, diesel cut įjungtas. Ventiliatoriai, visi kiti reikalai, tai turėtų tikrai važiuoti smagiau. Skirtumas tikrai bus. Bet gaila ne toks rezultatas, kokio aš norėčiau.